C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Krepšio. Kaip pavyko išgyventi šitas rungtynes, kokie buvo tie svarbiausi akcentai? Gynybos dėka, manau, pavyko išgyventi, nes tikrai išsimetėm gan gerus metimus rungtynių gale ir pats pramečiau gerą metimą, bet ačiū Dievui, kad apsigynėm ir laimėjom. Pirmas kėlinys buvo fantastiškas, bet antrajame varžovai atrado ir tą rotaciją ir sudėtį, kaip jam pavyko susikurti tą pranašumą, kuris panaikino Žalgirio dviženklę persvarą. Net nepamenu, žinokit, kas atsitiko. Tiesiog sustojom žaisti, galbūt patys varžovai užbėgo, įmetė lengvų taškų ir tiek. Kiek buvo svarbu šitose rungtynėse gauti daugiau ir minučių ir daugiau pastangų iš tų žaidėjų, kurie žaidė mažiau rungtynėse Atėnuos, nes akivaizdu dvigubą savaitę abi komandos atrodė pavargusios. Tai labai svarbu, tikrai suolas, manau, tikrai svarbus dalykas buvo antrose rungtynėse, nes pirmose tikrai lyderiai komandos žaidė po 30 minučių, tai reikėjo kažkam ateiti ir žaisti daugiau. Praėjusį sezoną sužaidė savo rezultatyviausias sezono rungtynes prieš Bayerną Miunchene, šiandien sužaidė savo rezultatyviausias kol kas šios sezono rungtynes prieš Bayerną. Kažką turi ant Bayerną toje? Ne, nieko tokio, gal parankus varžovas buvo ir tiek čia. Ačiū tau. Lukai, koks jausmas pačiam žaisti daugiau minučių ir laukti didesnio vaidmens? Smagu vėl žaisti. Ką daugiau galiu pasakyti, tikrai norisi daugiau žaisti ir kai gaunu progą, stengiuosi išnaudoti 100%, tai labai džiaugiuosi. Kiek tu psichologiškai svarbios tokios rungtynės pačiam? Aišku, svarbios. Tikrai pasitikėjimo pridės, manau, ir žiūrėsim. Ar čia buvo labiau taikymasis prie varžovo, kokius Bayernas galbūt turi žaidėjus su tom minutėm susijęs? Čia treneriui klausimas. Treneris pasakė per rungtynes, kad žaisiu daugiau. Nežinau, koks planas rungtynių buvo, bet aš jame buvau ir dėl to smagu. Kokia galbūt buvo ta būsena po komandai po tų 4 pralaimėjimų iš eilės ir kiek galbūt nusimeta dabar tais naštos po šitos ištrauktos pergalės? Tai nelengva, aišku, Eurolygoje pralaimėti 4 kartų iš eilės, visos komandos stiprios, dabar vėl Olympiakosas laukia, būtume pralaimėję šitas rungtynės, būtų to dar sunkesnis varžovas, tai kiekvieną pergalę stengiamės imti, ypač čia Žalgirio arenoje. Daug tų rungtynių pabaigų šį sezoną, kur daug ir pralaimėjot, var 5 minutės lygtais taškų neturėjot, kas galbūt stringa dar tuose rungtynių galvose, kur dar nesurandat gerų sprendimų? Sunku pasakyti, anksčiau gal tas Vičiolas besikeičiant gynybą, neužpuldavom per daug, gal mesdavom tritaškių, reikėdavo kitais būdais užpulti. Šiandien varžovai irgi nesikeitė rungtynių gale ginamaisiais, bet tiesiog manau, kad šiandien prametėm gan gerus metimus. Lukai, brėžimas ant rankos šių rungtynių pasiekmė? Čia prieš Asvelį dar vis neužgėję. Lukai, dar grįžtu prie tos pačio, ar šį sezoną buvo tokių momentų, kuomet buvai truputį praradęs pasitikėjimą savimi, pradės abejoti savimi ir kaip visą tai išgyvenai? Nemanau, ką žinau, stengiuosi Eurolygoje, aišku, mažiau žaidžiu, pasitikėjimas dingsta, bet stengiuosi LKL, stengiuosi treniruotėse susigrąžinti tą pasitikėjimą. Galbūt ir jo buvo kažkiek, bet tos rungtynės geresnės gal kažkiek pridės. Ar po tokių rungtynių tikėsi didesnio pasitikėjimo iš trenerių pasyčių? Nežinau, sunku pasakyti, tai treneris pasirenka rungtynių planą ir tikrai nežinau, kas laukia ateityje. Dar pratęsiant tą ryčio temą, tai Kynanas Evansas praeitį kartą su Bayernu 32 taškai, o šiandien lemiamą metimą įsūdė Bayernu. Ten pradžiai pajuokavai, bet ar apskritai reiškia kažką žaidėjams tie tokie, nežinau, simboliniai dalykai, sužaisti prieš vieną komandą kelis kartus ir panašiai? Nežinau, sunku pasakyti. Žinau, man pačiam asmeniškai visada prieš Asvelį geros rungtynės būna, ypač išvykai. Toks keistas dalykas. Atrodo, komanda keičiasi, žaidėjai keičiasi, prieš tą pačią komandą pavyksta sužaisti. Čia toks įdomus dalykas. C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.